Liuteronybės idėjos Lietuvoje pradėjo plisti XVI amžiaus pradžioje, kai 1525 metais Kryžiuočių ordino magistras Albrechtas priėmė liuteronybę ir jo valdomas Prūsijos kunigaikštystė tapo pasaulietine valstybe. Tačiau Lietuvą ir Lenkiją valdė Žygimantas Senasis, į šią religinę reformą žiūrėjo priešiškai. Jis draudė jaunuomeniai mokytis protestantiškuose universitetuose ir parsivežti iš ten įtartinų knygų. Nepaisant šių apribojimų, kai kurie lietuvių bajorai studijavę Europoje susidomėjo reformacijos idėjomis. Vienas jų buvo Abraomas Kulvietis, kuris 1539 metais Vilniuje įsteigė kolegiją, kur keliasdešimt bajorų vaikų ruošėsi studijoms Europos universitetuose. Šie jaunuoliai susipažino su Martyno Liuterio idėjomis. Tačiau Žygimantas Senasis greitai uždarė šią mokyklą ir pradėjo persekioti liuteronus. 1544 metais Albrechtas įsteigė universitetą Karaliaučiuje, kur dėstė tokie žymūs to meto mokslininkai, kaip Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis, baigė studijas Vitinberge. Rapolionis tapo pirmuoju lietuviu lotyniškai parašiusiu ir išleidusiu teologinę knygą. Albrechtas taip pat rūpinosi, kad jo valdiniai būtų mokomi religijos pradžiamokslio gimtąja kalba. Prūsijoje gyvenantys lietuvių valstiečiai dažnai buvo skurdūs ir menkai išmanė tikėjimo tiesas. Todėl Albrechtas pasitelkė išsilavinusius LDK liuteronų pabėgėlius jų švietimui. Vienas iš jų, Martynas Mažvydas, 1547 metais Karaliaučiuje išleido liuteronišką katekizmą, pirmąją knygą lietuvių kalba. Mažvydui talkino keli bajorai, kurie tapo lietuviškų Prūsijos parapijų kunigais ir padėjo šnekamąją lietuvių kalbą paversti rašytinę. Lietuvininkų mokslininkas Jonas Bretkūnas XVI amžiaus pabaigoje parašė pirmąją lietuvišką postilę, pamokslų rinkinį dvasininkams, ir pirmasis išvertė Bibliją į lietuvių kalbą. Nors ši Biblija nebuvo išspausdinta, ji plito nuorašais tarp vietos dvasininkų. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas giesmynų leidybai, nes per giesmes buvo patogu skleisti liuteroniškas idėjas. Lietuvą pradėjus valdyti Žygimantui Augustui, religiniai persekiojimai liovėsi, tačiau liuteronybė Lietuvoje plačiai neprigijo. Ją išpažino tik vokiečių pirkliai Kaune ir Vilniuje, bei nedidelė žemaičių bajorų dalis. XVI amžiaus viduryje LDK diduomenė masiškai priėmė kalvinizmą, vadovaujamą įtakingo valstybės žmogaus Mikalojaus Radvilos Juodojo. Bajorai, kunigai, miestiečiai bei valstiečiai sekė diduomenės pavyzdžiu ir keitė religiją. Iki Liublino unijos Lietuvoje jau veikė apie 80 kalvinistų bendruomenių. 1573 metais Varšuvoje buvo priimtas Varšuvos konfederacijos aktas, kuris beveik porai šimtmečių užtikrino protestantams religijos laisvę. Tuo metu Europoje vyko religiniai karai, persekiojamos religinės mažumos, todėl Lietuvoje prieglobstį rado vokiečių ir škotų protestantai. Uolus katalikas karalius Zigmantas Vaza siekė sumenkinti protestantų įtaką, skirdamas katalikus į aukštas pareigas. Dėl to daugelis didikų grįžo į katalikybę, o protestantų gretos pradėjo retėti. 18 amžiaus viduryje LDK veikė tik 30 kalvinistų bendruomenių. Ilgainiui protestantų teisės Respublikoje buvo pradėtos riboti, jie negalėjo eiti valstybinių pareigų ir dalyvauti seimuose. Pirmosios dvi reformatorių kartos paskatino Lietuvos kultūros plėtotę. Mikalojus Radvila Juodasis savo valdose įsteigė dvi spaustuvės, pradėjo leisti katekizmus, postiles, giesmynus, Biblijos vertimus ir knygas,
kuriuose protestantai ginčijosi su katalikais. Tačiau protestantų tarpusavio ginčai ir negausių grupių, tokių kaip arijonai, atsiradimas kėlė įtampą. 17 amžiuje Lietuvos protestantų kūrybinis entuziazmas išblėso. Po Vidurio amžiaus karų arijonų bendruomenės buvo apkaltintos bendradarbiavimu su švedais ir išvarytos iš respublikos. Kalvinistai, siekdami atversti diduomenę ir bajorus, savo idėjas skleidė lenkiškai ir lotyniškai, mažai rūpinosi miestelėnų ir valstiečių religiniu švietimu. Nors pamaldos kalvinistų bendruomenės įvyko lietuviškai, nuoseklaus religinės raštijos kūrimo lietuvių kalba nebuvo. Keletas pasauliečių išvertė katekizmą, pamokslų rinkinį, giesmyną ir maldaknygę, tačiau tai negalėjo lyginti su liuteronų pastangomis plėtoti religinę lietuvių raštiją.